Šiauliuose užvirus kovoms dėl benamių slėptuvės minia valkatų plūstelės į laiptines. Esą dėl sunkmečio nutarta slėptuvę užrakinti, išlaidauti valkatų sunaudojamai elektrai ir vandeniui apmokėti savivaldybė neva nebeišgali. Išsigandę, kad žiemą mirtinai sušals gatvėje, benamiai užtarimo kreipėsi į šiaulietį Seimo narį. Šis Šiaulių miesto tarybos posėdėje apeliavo į politikų gailestingumą ir prašė palikti benamiams nuo tarybinių laikų likusią slėptuvę. Matai, paskutinė jų buveinė ir išeiti jie neturi kur. Mero pavaduotoja Seimo nariui atkirto, kad jeigu jam gaila benamių, tegul pats jais ir pasirūpina. Siūloma perimti slėptuvę ir prisimti visą atsakomybę už tokių žmonių gyvenimų galimas pasekmes. Andriaus Šedžiaus padėjėja kreipėsi į Šiaulių savivaldybę su prašymu panaudos pagrindais išnuomoti parlamentarui slėptuvę. Taip jis įsipareigoja sumokėti už čia suvartojamą vandenį ir elektrą. Atrodytų benamių išlaikymo problema nusikratęs miestas turi džiaugtis. Tačiau Šiaulių politikai akimirksniu pakeitė nuomonę. Slėptuvės parlamentarui išlaikyti neleis, o benamius vis tiek išmes. Nežinau, dėl kokių priežasčių jis prašo tas patalpas skirti jam panaudai. Jeigu Seimo narys galvoja, kad savivaldybė neranda ten iki 10 000 šitų patalpų išlaikymui, tai tikrai sklysta. Tų pinigų mes tikrai rastume tiek. Netruko paaiškėti, kad visas šis triukšmas dėl neva pinigų trūkumo slėptuviai išlaikyti yra ne kas kita, kaip priedanga tikriesiems siekiams paslėpti. Benamių slėptuvės ir sklypo šalia jos kažkam reikia. Man panašu į tai, kad vis dėlto didžiausia problema yra ne išlaidos susijusios su benamių būsto išlaikymu, o tiesiog pats benamių būstas, nes jis yra komerciškai patrauklioje vietoje ir kiek man žinoma, ponas Mikšys turi ten sklypą, tarpe yra laisva valstybinė žemė, tai kad galėtų turėti laisvą išėjimą tas sklypas į judrią gatvę, reikia prisijungti detaliuoju planu, o prisijungti neįmanoma, kol yra statinys, benamių būstinė. Šiaulių miesto politikai nepaliauja aiškinti, kad viskas daroma benamių labui. Esą jie netrukus bus priglausti nakvynės namuose, kur šilta, neva nereikia mokėti, prie visuomenės tapti padės specialistai. Dar kartą pakartosiu, kad čia klausimas yra apie šių žmonių socializaciją ir nedidinti prarajos tarp visuomenės ir tarp šitų žmonių. Tačiau medikai sako, kad taip svajoja tik nieko apie užribyje atsidūrusius žmonės neišmanantys. Greičiausiai bus problema ta, kad tie žmonės tą savo tvarką ar netvarką, kaip pasakyti, bandys įvesti ir tuose nakvynės namuose. Ir tai gali būti problema iš tikrųjų. Problema su jų socializacija. Problema su jų socializacija, kadangi jie to ir nenori. Į nakvynės namus pasiprašė porą benamių iš kelių dešimčių. Kiti, kaip ir žadėjo, greičiausiai lys į laiptines. Slėptuvėje jau išjungta elektra, netrukus žadama jos duris tiesiog užvirinti.